Taigi sveiki visi. Šiandien mes pradėsime paskaitą, kaip palaikyti balansą švenčių metu. Kiekvienam iš mūsų šventės užima svarbią dalį gyvenime. Ir prieš šventes mes ypatingai galime pajusti ore tvyrančią įtampą, ore tvyrančias intensyvesnes emocijas, kurios yra stipresnis negu paprastai kiekvieną dieną. Pirmiausia, galbūt reikėtų atsakyti į klausimą, kuo skiriasi šventės nuo įprastos dienos? Taigi, mes galėtumėm apibūdinti daugelį dalykų, kurie skiria paprastą dieną nuo šventės laikotarpio. Tai būtų mes galėtumėm apibūdinti. Skiriasi tradicijos, ritualai. Paprastą dieną mes neteikėme didelio dėmesio į tam tikrus ritualus, tam tikras dekoracijas, tam tikrus įvykius, kalbas, mintis. Bet būtent švenčių metu, tuo metu, kai mes ruošiamės šventėms, kai mes ruošiamės tai tradicijai, kuri vyksta kiekvienais metais. Ir būtent skirtumai tarp paprastos dienos, tarp paprastos kasdienybės ir šventinio laikotarpio nėra tik tais papuošimai ar dekoracijos, ar tam tikri ritualai kaip dovanų keitimaisi, kaip tam tikri įvykiai, kurie vyksta tuo laikotarpiu. Ne, žvelgiant giliau, mes galime pastebėti, kad šventės tai yra būtent ta diena, ta įprasta diena, ta kasdienybė apipinta mūsų tradicijų, mūsų emocijų, mūsų minčių, mūsų jausmų. Kas sukuria šventes? Šventes mes sukuriame patys, nes tik savo mąstymo dėka mes jas ir įgyvendiname. Nuo senų senovės žmonės vis pridėdavo, vis prikurdavo ir įgyvendindavo. Tai yra kaip seka tradicijų, atėjus iš gilaus senovės, kuri persiduoda iš kartos į kartą. Tai yra šventės. Tai yra tie laikotarpiai, kada žmonės švenčia. Taigi, mes išsiaiškinome, kad šventės tai nėra tai, ką mes matome aplinkui. Dekoracijos, pokalbiai, dovanų keitimasis, įvairūs ritualai vykstantys. Bet šventės tai yra giliai tvyrančios mintys. Tai yra mintys apipintos emocijų, apipintos norų, apipintos svajų, apipintos tradicijų. Ir kiekvienas iš mūsų
besiruošdami šventėms, galime jausti vidinę įtampą, stresą. Mūsų aplanko įvairios teigiamos, taipogi ir neigiamos emocijos. Taigi, ką daryti? Ką daryti, kad galėtumėm subalansuoti save, kad galėtumėm ramiau žvelgti į viską, ką turime atlikti. Nes dažnas žmogus, ką jis daro? Prieš šventes jo galvoje tvyro įvairios mintys. Ar tai būtų, kaip reikės paruošti stalą kalėdoms, kokias dovanas padovanoti savo artimiesiems, draugams, kaip papuošti aplinką, kokius žmonės pakviesti. Ir mumyse kyla visos šios mintys, kurios mums neleidžia jaustis ramiai. Mes jaučiame pastovų minčių dangų. Mintys kaip debesys užkloja mūsų sąmonę ir būtent mintys švenčių laikotarpiu būna dažnai sukoncentruotos į jas. Tačiau, kaip ir minėjau, mūsų aplanko ir teigiami jausmai, ir neigiami. Teigiami, kad mes galėsime sutikti su artimaisiais, praleisti gerai laiką, neigiami visas planavimas, visi rūpesčiai, viskas, kas turi būti atlikta, norint pasirengti šventėms. Taigi, ką daryti, kad šios mintys, kurias mes nešiojame į savo viduje, mums nekliudytų pasiruošti šventėjai? Kad mes viduje, jusdami vidinę ramybę, galėtumėm pradėti švęsti. Taigi yra labai paprastas pratimas, kuris padės nuraminti save, atrasti ramybę, atrasti vidinę palaimą ir žengti žingsnį į priekį. Taigi, pirmiausia, atsisėskime tiesiai ant kėdės. Pasistengime sėdėti tiesiai. Neįsitempkime. Padėkime delnus ant kelių. Atverstais delnais rankos ant kelių. Mes užsimerkėme. Ir dabar nuo kojos pirštų galiukų pereisime per visą savo kūną sąmoningai. Sutelkime dėmesį į savo kojų pirštus. Perkelkime savo
vidinį dėmesį į pėdas. Pakelkime dėmesį į viršų. Kildami link kelėnų. Ir ten išlaikykime savo dėmesį. Dėmesys kyla į šlaunis. Dėmesys kyla į pilvo apačią. Dėmesys kyla į pilvą. Taigi, toliau dėmesys kyla į mūsų krūtinę. Į mūsų kaklą. Toliau dėmesys kyla į mūsų veidą. Mūsų kaktą. Kol galiausiai mes pakeliame savo dėmesį į viršugalvį. Įkvėpkime ir iškvėpiam. Įkvėpkime per nosį ir iškvėpkime per nosį.
Dėmesys ties mūsų nosies galiuku. Pajuskime, kaip per nosies šerves plaukia vėjas. Kaip per nosies šnerves mes juntame įeinantį ir išeinantį orą. Jeigu ateina mintys, sukoncentruokime savo dėmesį ties kvėpavimu. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Pajuskime, kaip pro mūsų nosies šnerves teka vėjas. Oras išeina ir sugrįžta. Jeigu ateina mintys, sugrąžykime savo dėmesį į kvėpavimą. Puiku. Dabar galime atsimerkti palengva. Apsidairyti aplinkui. Taigi, šių pratimų pagalba mes sugebame nuraminti savo mintis, nuraminti savo protą ir visos tos mintys, kurios ateina į mus, kurios neduoda mums ramybės, nes prieš šventes mes ypatingai nerimaujame. Ypatingai tie žmonės, kurie turi jas paruošti, kurie turi paruošti aplinką šventėms, kalėdoms, dabar būtent šis metas, kai artėja kalėdos. Tačiau mes visada turime pasirinkimą. Mes galime tai priimti ramiai, taikiai,
Mes galime jaudintis, daryti tą ir aną, bet dalykai nuo to nepasikeičia. Iš tiesų, jeigu mes perdėtai reaguojame į visą šį pasiruošimą, kuris gali būti atliktas daug lengviau, mes sukeliame savo sudėtingumą, sukeliame savo įtampą. Taigi, pirmasis etapas – pasiruošimas šventėms. Kas seka po to? Kas vyksta po šiuo etapu? Toliau seka pats įvykis, pačios šventės. Ir kas vyksta? Aplinka paruošta, prie stalo sėdi giminės, svečiai, draugai. Ir visa aplinka mums sukelia įvairias reakcijas. Suprantat, būdami toje šventinėje aplinkoje, matydami pilną vaišių nukrautą stalą, besišnekučiuojančius žmonės, kurie eina link mūsų, bendrauja su mumis, tuo momentu mes patiriame intensyvesnius jausmus, intensyvesnės reakcijas. Visko aplink tiek daug, kad net sunku nereaguoti. Tačiau būtent tos reakcijos ir mums atneša stresą. Tuo momentu mes nepastebime. Galbūt kažkas sėdi prie stalo, geria alkoholinius gėrimus ar valgo. Ir kur mūsų dėmesys? Mūsų dėmesys ties dalykais, kurie mums teikia malonumą. Ir jeigu kaip pavyzdžių, daugelis žmonių švenčių metu persivalgo. Ar kaip nebūtų keista, tikriausiai ir jums tai būdinga. Nes kai aplinkui tiek daug maisto, automatiškai mes norim paimti kiekvieną kąsnelį iš kiekvieno patiekalo. Kaipgi bebūtų keista. Kodėlgi? Kvapai, vaizdai ateina per mūsų pojūčius. Ir kuo daugiau mes pojūčių juntame iš aplinkos, tuo didesnį potraukį turime, tuo didesnį norą sukuriame. Ir tai vyksta daugeliu atveju nesąmoningai, nes mes net nepastebim, kada persivalgom. Ir būtent tuo momentu mes junčiame ypatingai didelį stresą. Tačiau, kaip ir minėjau, mes tuo metu nepastebime, nes viskas vyksta pasąmoningai. Pasąmoningai mes visą tai jaučiame ir vykdome. Taigi, ką turėtumėm daryti tuo momentu, kai esame aplinkoje, kurioje vyksta šventė, groja muzika, kalba žmonės. Mes negalime atsisakyti paimti kąsnelį vieną ar kitą
Žinoma, tai nieko blogo, tačiau jeigu pastebėsime, dažnas žmogus paima ne vieną ir ne kitą, o daugelį kąsnelių, arba kitaip kalbant, persivalgo. Ir visa tai kyla iš mūsų nesąmoningų reakcijų. Čia galėčiau pateikti pavyzdį su prekyba, su parduotuvėse esančia atmosfera. Kaip ir šventėse, taip ir parduotuvėse mes galime pastebėti gausą prekių, atmosferoje grojančią gražią muziką, žmonės, įvairios reklamos. Ir visi šie dalykai skatina mus įsigyti tam tikras prekes. Visi šie dalykai nesąmoningai įtakoja mus kažką nusipirkti, kažką gauti. Aplinkui tokia gausybė. Taip ir švenčių metu mes aplinkui visko matome. Viskas taip gražu. Ir tuo momentu ypatingai labai sudėtinga išlaikyti vidinę ramybę, vidinę harmoniją. Nes mes esame atakuojami įvairių aplinkoje esančių dirgiklių. Taigi, ką šiuo metu mes darome? Vėlgi, kaip mes išlaikysime vidinę harmoniją, vidinę taiką švenčių metu, priklauso nuo mūsų pasiruošimo prieš šventes. Taigi, norint išlaikyti vidinį balansą, kaip ir prieš šventes, taip ir švenčių metu, mes atliksime pratimą, kad vėl galėtumėm nuraminti savo mintis, savo mąstymą, kuris mums ir neduoda ramybės. Dabar giliai kvėpkime per nosį ir iškvėpkime. Dar kartelį. Sėdėkime patogiai, rankas galime atverstais delnais padėti ant kelių. Užsimerkime, įkvėpkime per nosį ir iškvėpkime. Ir dėmesį sutelkime ties savo kvėpavimu. Pajuskime, kaip pro mūsų šnerves išeina ir ateina oras. Sutelkime dėmesį į kvėpavimą.
Esame tik mes ir mūsų kvėpavimas. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Sutelkime dėmesį į savo kvėpavimą. Jeigu ateina mintys, sugrąžinkime dėmesį į kvėpavimą. Dabar įkvėpkime ir iškvėpkime. Įkvėpkime sulig 3. 1, 2, 3. Ir iškvepiam. 1, 2, 3. Įkvepiam dar kartą. 1, 2, 3. Ir iškvepiam. 1, 2, 3. Jeigu ateina mintys ir neleidžia mums nurimti, mes galime skaičiuoti, sulyg įkvėpdami. 1, 2, 3. Ir viduje iškvėpdami skaičiuojame. 1, 2, 3.
sutelkime savo dėmesį į kvėpavimą. 1, 2, 3. Iškvepiam. 1, 2, 3. Įkvepiam ir iškvepiam. Palengva atsimerkime. Taigi, kaip jaučiamės? Šis pratimas padeda nuraminti save, nes vietoj to, kad galvotume, mes nukreipiame savo dėmesį į kvėpavimą. Ir tas kvėpavimas mums suteikia galimybę tuo metu negalvoti. Žinoma, ateina mintys, ateina įvairios idėjos, įvairūs norai, bet mes kelioms akimirkoms paleidžiame visus šios dalykus ir tiesiog leidžiame būti savimi, leidžiame būti viduje, kuris mus atpalaiduoja, subalansuoja. Ten, kur slypi tas tikrasis balansas, tikrasis džiaugsmas, vidinė harmonija. Kas vyksta toliau? Gerai, mes pasiruošėme šventėms. Mes šį laikotarpį puikiai praleidėme, visas šventes mes pergyvenome. Ir atėjo tas laikotarpis, kai viskas pasibaigė. Šventės praėjo, žmonės išsiskirstė, dovanos išpakuotos, viskas aplinkui nurimo. Iš tiesų, kas nurimo? Nurimo aplinka. Aplinka kaip nurimo. Aplinkoje išnyko dirgikliai, kurie mums ir sukeldavo tas įvairias emocijas, įvairius jausmus, įvairius išgyvenimus. Aplinkui tyla. Ar ne? Ir yra daug lengviau jaustis balanse. Kodėl tyla? Kodėl meditacija? Kodėl visi šie pratimai
yra atliekami tyloje. Todėl, kad tada yra mums daug lengviau sutelkti dėmesį į save. O kas atsitinka švenčių metu? Mes labai dažnai prarandame dėmesį, įsitraukiame, išeiname iš vidaus į išorę. Ir ta išorė mus išbalansuoja. Taigi, ką turėtumėm žinoti toliau? Sekantis etapas po šventinio laikotarpio dažniausiai būna daug ramesnis. Susitvarkę namus, mes ruošiamės tolimesniems darbams. Tačiau ką mes dažnai pastebime? Kad po šio laikotarpio mes nesijuntame pailsėję, kad mes nesijaučiame atsipalaidavę. Nes visas šis įvykis mums sukėlė tiek daug įvairių emocijų, įvairių jausmų, įvairių išgyvenimų, kad mes negalėjome susitelkti į savo vidų. Tačiau jeigu jūs praktikuodami šiuos pratimus išgyvenate visą šį laikotarpį prieš šventes, per šventes, po švenčių jūs jaučiatės daug ramiau, nes jūs sugebėjote neiššvaistyti savo energijos būtent tuo momentu ir turite jos daugiau dabar. Tačiau ką daryti, jeigu vis po švenčių jaučiame letargiją, jeigu jaučiamės viduje, kad norėtųsi kažko daugiau, galbūt pratęsti šventes, vėl darbas, vėl rūpesčiai, vėl gyvenimas. Ką vėl daryti? Kaip atsikratyti tų minčių, kurios mus verčia pergyventi? Mes vėl imamės praktikos. Mes vėl susitelkėme į savo vidų, nusiraminame. Ir ką mes dabar padarysime? Kaip ir besiruošiant šventėms, išgyvenant šventes, taip ir po šventiniu laikotarpiu. Mes galime pratęsti tą vidinį džiaugsmą, tą vidinę harmoniją, vidinę taiką, kuris slypėjo mūsų viduje, kuri visada slypi, tik mes jos nesugebam jos išreikšti, nesugebam iki jos nusigauti. Taigi, atsisėskime patogiai, rankos padėtos atverstais delnais ant kelių, užmerkiame akis, įkvėpime giliai, iškvėpime, mūsų dėmesys ties mūsų kvėpavimu. Išlaikykime savo dėmesį viduje.
Įkvepiame ir iškvepiame. Palaikykime dėmesį ties kvėpavimu. Įkvepiame ir iškvepiame. Dėmesys ties kvėpavimu. Įkvepiame ir iškvepiame. Jeigu ateina mintys, sugrąžinkime savo dėmesį ties kvėpavimu. Tik šis momentas, čia ir dabar. Įkvepiame ir iškvepiame. O dabar įkvėpsime sulig 3 ir iškvėpsime sulig 3. 1, 2, 3. Ir iškvepiame. 1, 2, 3. Vienas, du, 3. Ir iškvepiame. 1, 2, 3.
Sutelkime savo dėmesį į vidų. 1, 2, 3. Ir iškvepiame. 1, 2, 3. Vienas, du, trys. Ir iškvepiame. 1, 2, 3. Mūsų dėmesys viduje, mūsų dėmesys ties kvėpavimu. Jeigu ateina mintys, sugrąžykime dėmesį į kvėpavimą. Vienas, du, trys. Ir iškvepiam. 1, 2, 3. Palengva atmerkime akis. Apsidairykime, kas vyksta aplinkui. Dabar mes jaučiamės daug ramesni, negu buvome iki šiol. Nes šiuo momentu mes sugebėjome perkelti savo dėmesį į vidų, savo dėmesį atkreipti nuo minčių.
Ir tai yra labai svarbu mūsų kasdienybėje. Ypatingai tai svarbu tokiais momentais kaip Kalėdos, naujieji metai. Tais momentais, kuriais mes prarandame vidinę harmoniją. Tai yra tie momentai, kurie atima iš mūsų energijos. Taigi, kaip ir prieš ruošiantis šventėms, kaip ir išgyvenant pačias šventes, ar ruošiantis tolimesniems darbams po jų, mes turėtum skirti savo laiko. Skirti kiekvieną dieną 2 kartus 10-15 minučių atrasti laiko pažinti save. Atrasti laiko ir sugrįžti į vidų. Pajusti tą vidinę ramybę, atsitraukti nuo įvairių planų, nuo įvairių darbų. Nes tai yra tas momentas, kada mes išties galime jaustis atsipalaidavę. Tai tas momentas, kai mes išties galime jaustis ramiai, be streso. Taigi, kiekvieną iš jūsų norėčiau paskatinti atlikti šiuos pratimus bent 2 kartus per dieną po 10-15 minučių. Suraskite savo laiko ir jūs pamatysite, kaip visas šis laikotarpis praeis daug lengviau. Mes galime jaustis daug geriau, galime jaustis daug ramiau savo viduje, savyje. Nes tuo momentu mes esame harmonijoje su savimi. Ir tas vidinis jausmas turėtų mus lydėti kasdienybėje. Taigi, dabar mes žinome, kaip galime pasiruošti šventėms daug ramiau, išlaikyti vidinę ramybę ir viską pabaigti taikoje. Ir toliau pratęsti darbus, toliau su džiaugsmu, su vidinė taika. Taigi šie patarimai, kuriuos mes šiandien praktikavome, gali jums labai padėti. Ačiū visiems dalyvavusiems seminare Kalėdų harmonija. Kaip palaikyti vidinį balansą švenčių metu. Tikiuosi, kad šie patarimai jums padėjo, kad išgirstą informaciją ateityje naudosite. Ačiū Jums ir linksmų švenčių, linksmų šventų Kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Čia buvo Marius, būktaspokytis.lt autorius. Kviečiu sugrįžti į šį
skiltį ir pakartoti seminarą, nes audio įrašą rasite šiuo adresu. Taigi ačiū Jums dar kartą.